Į Kauno mero postą vėl grįžo Andrius Kupčinskas. Konservatorių atstovas konkurentų balsavimo metu neturėjo. Jo kandidatūra buvo vienintelė. Andrius Kupčinskas laikinai sostiniai vadovavo 4 metus, nuo 2007 metų. Tačiau šiais metais po savivaldos rinkimų mero postą perėmė liberalas Rimantas Mikaitis. Bet jis jame išbuvo vos pusmetį. Praėjusią savaitę Mikaitis buvo nušalintas. Viltys, kad šiemet šilumos kaina sumažės, žlugo. Energetikos ministras Arvydas Sekmokas abejoja, ar šiemet pavyks susitarti dėl mažesnės gamtinių dujų kainos ir atpiginti šilumą. Pasak jo, šių metų gamtinių dujų kaina jau yra patvirtinta, o visi valdžios bandymai sumažinti šilumos kainas baigėsi nesėkmingai. Ūkio ministras Rimantas Žylius prognozuoja, jog kitais metais valstybinės įmonės turėtų uždirbti kelis kartus daugiau. Ūkio ministerijos skaičiavimais kitąmet dividendais į valstybės biudžetą valstybės valdomos įmonės sumokės bemaž 540 milijonų litų. Šių metų dividendai siekia 80 milijonų litų. Trečiąjį ketvirtį padidėjo visų Lietuvos komercinių bankų pelnas. Lietuvos banko duomenimis jis siekia 193 milijonus litų. Tai yra beveik 1,5 karto daugiau nei pernai atitinkamų laikotarpių. O visos bankų sistemos turtas padidėjo 2,2%. Pirmą kartą po pustrečių metų pertraukos per ketvirtį klientams suteikta daugiau naujų paskolų nei grąžinta senųjų, o indėliai bankuose trečiąjį ketvirtį pasiekė rekordą. Jų suma bankuose išaugo daugiau nei 1 milijardų litų. Gyventojų demografiniai tyrimai rodo, jog artimiausius metus emigracija bei gyventojų skaičiaus mažėjimas Lietuvoje turėtų nuslūgti. Per 5 metus gyventojų skaičius kasmet vidutiniškai turėtų mažėti 19,5 tūkstančio. Tačiau darbo jėgos mažėjimas spartės, o tai lems silpnėjančią ekonomikos plėtrą ir viešųjų finansų stabilumą.